Atsakingas darbas senukui virto tikra rutina ir didelė nuobodybė. Laikrodininkas dirbo, tačiau nėra jokio malonumo. Išaušo dar viena diena. Laikrodininkas iš lėto ėjo prie seno ir nusibodusio laikrodžio. Pradėjo sukti jo rodykles, tačiau jos tapo nebesuvaldomus. Jis pradėjo keliauti laiku. Mano širdis džiaugiasi tave matydama. O, išmintingasis Homerė, pamatęs ir išgirdęs tave, pasijaučiu jaunesnis, prisiminęs kaip buvau jauni, stiprus, palaiminti. Prabėgo mūsų jaunos dienos, laikas nenumaldomai bėga tolyn, jo nieks negali sustabdyti. Aš prisiminęs vaikystę, kaip bėgiodavom graikio žemę, rinkdavom pirmuosius rasos lašus savo kojų pirštų. O, kaipgi aš galėčiau pamiršti. Mano šiandien širdis gyva viečiais prisiminimais, kai valgydavom sviestą ramą ir bėgdavom pas mamą. O, tas tavo mamos guliašas. Klausyk, taip valgytus maniau, ne? Nu, nežinau. Vynuogės neskanės, jaučias, kad per žalias. Jo, pasikeitė laikai, viskas nebe taip, kai buvome vaikai. Nu, bet ką mes šitai nostalgiškai. Vakar va gavau iš filosofijos nuopelnų šalį premiją ir man padovanojo kažkokią tai lentelę. Kur?